Sveiki, mėly žiūrovai, jūs atvykote į Nedo Zimanto kanalą ir su jumis sveikinuosi aš, Nedas Zimantas. Apart stand-upų ir komedinių podcastų, mane gyvenime dažnai kamuoja daug dalykų, apie kuriuos noriu pasidalinti, tačiau ne visą laiką turiu tam platformą. Čia bus vienas iš tų video, kuriame papasakosiu apie dalykus, kurie nuoširdžiai gyvena mano galvoje nemokėdami nuomos ir neplanuoja išsikraustyti. Šių laikų socialinė medija dominuoja trumpos trukmės turinys. TikTokai, Instagramo reelsai ir visi kiti trumpi video, kuriuos mes matome savo telefonuose. Dabar norėčiau, kad visi žiūrintys būtų nuoširdus ir nedrįskit man meluot, kad pavyzdžiui jūs nežiūrit TikTokų ir jūs esate geresni nei mes visi, bet iš tikrųjų slapta žiūrit YouTube Shorts. Čia yra tas pats, absoliučiai. Šio video metu aš norėčiau sugrįžti prie socialinės medijos motinos ir socialinės medijos ištakų Facebooko. Aš jaunų žmonių tarpe jau kurį laiką girdžiu, kad Facebookas yra seniena, atgyvena, kurią jau laikas atjungti gyvybės palaikymo aparatą. Net Benas Aleksandravičius yra pratrūkęs ir pasakęs, išsitrinkit tą Facebooką. Ten ubagynas. Žinoma, Benas Aleksandravičius kalbėjo apie patyčias komentaruose, bičius su Merso nuotraukom ant coverio ir įvairias tetas, kurių rėmelius puošia gėlės. Šio video metu mes bandysime atsakyti klausimą, ar Facebookas yra sena gera aukso kasykla, ar labiau primena po festivalio ant šono nuvirtusių toitojų, kuris yra tapęs Srutų upės ištakom. Sakau, kad į klausimą atsakysime mes, nes prie šio video kūrimo stipriai prisidėjo ir vienas vienintelis Benas Aleksandravičius kuris yra šiandien su manimi. Jis stipriai įkvėpė mane šitai kūrybai ir jeigu ne jo pasisakymai apie Facebooką, turbūt mes čia nebūtumėm. Ačiū tau, Benai. Ir Benas vis išlys, man atrodo, pasakyti kokią nors savo nuomonę, tai aš jį pasidėsiu čia šalia, jis niekur nedings. Mirė Benas. Į šį klausimą mums rasti atsakymą padės mūsų kūrybinės komandos paruošta ledkalnio tipo lentelė, kuri veikia taip. Yra ledkalnio nuotrauka suskirstytas skirtingais lygiais ir leidžiantis žemyn tos grupės, kaip ir pats ledkalnis, platėja ir liečia vis gilesnius ir vis tamsesnius vandenis. Grupės yra suskirstytos pagal populiarumą arba pagal savo turinio tamsumą. Ką turiu omeny, suprasite šito video metu. Kuo leisimės giliau, tuo mažiau aš norėsiu toliau gyventi. Ruošdamasis šiam video aš iš tikrųjų prisižiūrėjau labai daug tų skirtingų grupių ir galiu pasakyti, kad buvo tokių grupių, kurios man labai nuoširdžiai suširdė šildį. Wow. Kad buvo tokių grupių, kurios man nuoširdžiai sušildė širdį ir aš jas apžiūrėjęs aš jaučiausi geriau. Bet buvo ir tokių grupių, kurios mane privertė jaustis tokiu purvinu, kad aš labai abejoju, ar vandens pjovimo staklės nuo manęs galėtų tą purvą nuplauti. Daugiau nieko nelaukiant ir nieko daugiau nekalbant, važiuojam prie pirmo mūsų ledkalnio sluoksnio ir pirmųjų Facebooko grupių. Tai Benai. Taigi varom, taigi čia belekai bus įdomu. Pirmasis lygis ir pirmojo lygio grupė vadinasi Ką pamatyti Lietuvoje. Tai turbūt yra didžiausia lietuviška Facebooko grupė, pataisykite mane komentaruose, jeigu aš neteisus. Tačiau šioje grupėje yra netgi 423 tūkstančiai narių, arba bent jau tiek buvo, kai ruošiausi šitam video, tai aš manau, kad dabar tas skaičius yra daug didesnis. Visos šitos Facebooko grupės seka tą patį trendą, kad būna kartais aš pasižiūriu tą grupę ir atrodo būna ten 120 tūkstančių narių ir ta grupė labai didelė ir sena. Ir tada aš pasižiūriu ją po mėnesio ir ten būna jau koks 140 ar 150, tai pasirodo, kad Facebookas yra ne tik seniausia, bet to pačiu dar ir labai sparčiai auganti. Ir tai įrodo, kad tos grupės vis didėja ir didėja. Šioje grupėje nariai dalinasi savo gražiomis padarytomis nuotraukomis arba aplankyti siūlomų objektų rekomendacijomis. Čia dalinamasi parkais, dvarais ar šiaip gražiomis vietomis, kurias žmonės rekomenduoja aplankyti. Ir šių rekomenduojamų vietų kiekis yra nežmoniškas. Aš vien kol rašiau šitam video, per dieną šitoje grupėje atsirado 41 naujas įrašas, o per pastarąjį mėnesį 1018. Įsivaizduojat? 1018 paustų. Meskino iš vis turi, man atrodo, 4000 paustų Instagram'e, tai čia yra kosmosas. Norėčiau pasidalinti vieną rekomendaciją ir su jumis. Viena vieta, kurią aš būtinai aplankysiu atšilus orams, yra Antano Česnulio skulptūrų parkas. Jeigu mano montuotojas sudirbo gerai, tai šiuo metu ant savo ekranų turėtumėte matyti to parko nuotraukas ir tai yra, man atrodo, ilga ir turtinga istorija turintis skulptūrų ir poilsio parkas, kuris atrodo šiaip labai gražiai ir yra daug įrašų apie tai, yra daug komentarų. Aš dalinuosi šitą gražią vietą su jumis tam, kad, kaip čia pasakius, lengviau nueitumėm ir pradėtumėm šitą video, nes tos vėlyvesnės grupės, jos ne visos yra tokios gražios ir ne visose jose rekomenduoja nuvažiuoti į Antano Česnulio skulptūrų parką. Šiaip grupė labai pozityvi ir komentarų sekcijos būna pozityvios. Čia yra kiek skirtingų kriterijų, kuriuos aš naudosiu apžvelgdamas ir kitas grupės. Tai patį grupės turinį vertinsiu ir dar apžvelgsiu komentarų sekciją. Gali būti, kad grupės turinys galbūt nėra tiek aštrus, bet žmonės komentaruose atsipalaiduoja ir įsijaučia. Tai šitoje grupėje taip nėra, grupė labai faina.
faina, labai pozityvi, žmonės dalinasi, pavyzdžiui, rašo, kad buvo tose vietose, jiem patiko, jiem gražu, jiem faina. Žinoma, dar vienas dalykas, kurį aš pastebėjau, kad ir kokia būtų graži nuotrauka, dažnu atveju didelis kiekis vartotojų ją vis tiek įvertina, jeigu būtų galima taip sakyti, aukščiausių įmanomų teigiamų įvertinimų Facebook'e, tai yra like, užmeta tiesiog like ir per daug nesigilina žmonės. Apžvelgia šitą grupę ir nusiteigęs, jog visos Facebook'o grupės mano sielai duos, o ne iš jos kažką savo pasims, aš leidausi toliau į savo tyrinėjimus, tačiau ta linksma gaida pereikime prie kitos grupės. Gražūs žodžiai, muzika ir paveiksliukai, kuri turi gal 300 000 gyventojų, visas jį Kaunas vienoje Facebook grupėje, jeigu galima išreikšti taip matavimo vienetais. Galiu pasakyti, kad grupė įdomesnė. Čia randame daug krikščioniškų įrašų, palinkėjimų, eilėraščių vienose nuotraukose, kačiukų fotkių. Turinys kaip ir mielas, tačiau komentarų sekcija dažnai būna šiek tiek įdomesnė. Ir dar grupė pasižymi tuo, kad grupėje yra tikrai daug, kaip čia išsireiškus, vyresnio amžiaus žmonių, kurie nelabai gaudosi, kaip veikia internetas. Ir čia yra puikiai proga, man atrodo, man įkišt šitą socialiai, man atrodo, labai opę problemą, apie kurią aš noriu pasikalbėti. Tai yra kiekvieno jauno žmogaus atsakomybė, kurią mes nešamės ant savo pečių, visi, kas turi vyresnius tėvus ar vyresnius senelius. Mes kiekvienas jaunas žmogus privalome paaiškinti, kaip veikia dirbtinio intelekto generuotos nuotraukos. Nes šitose Facebook grupėse labai dažnu atveju būna, kad kažkas įkelia dirbtinio intelekto generuotą nuotrauką, kur pavyzdžiui koks nors jaunuolis stovi prie neva jo paties išdrožtos medinės rožės arba kokio nors kito rankdarbio arba paveikslo. Jauno žmogaus akiai, arba nebūtinai jauno žmogus, bet žmogaus, kuris yra pripratęs prie matytą dirbtinai sugeneruotas nuotraukas, mes žinom, kad čia nėra tiesa. Mes žinom, kad šita nuotrauka yra sugeneruota, tačiau yra šimtai, tūkstančiai vyresnio amžiaus žmonių, kurie rašo po tom nuotraukom, kad jaunuolis puikiai pasidarbavo ir jį giria. Labai gražu. Ačiū. Toks talentingas, kiek laiko ir pastangų įdėta. Šaunuolis, kurk toliau didelės sėkmės. Super, šaunuolis, nuostabi, labai graži, šaunuolis. Čia kaip ir nėra prie ko prikipti, kaip ir pozityvas, bet iš esmės aš suprantu, kaip veikia propaganda šiais laikais, jeigu mes galim taip nesudėtingai atrodo apgauti žmonės Facebook'e. Ir viskas kam? Dėl laikų. Ar verta? Keičia virštukos laikų gavo šitas pliama, gal ir man reikia tai pradėti daryti. Taip pat, kas šioje grupėje man įstrigo ir čia jau mes pastebim šitą dalyką, kad pirma grupė yra atrodo pakankamai tokio nekalto turinio pobūdžio, bet žmonės sugeba susipykti dėl atrodo nekalčiausio dalyko. Ir atrodo, kad paprasčiausias dalykas gali tapti kibirkštim, kurį įžiebia kažkokį pyktį. Ir čia irgi yra vienas iš tų dalykų, kuris labai daug pasikartos šio video metu, kad komentarų sekcija dažnai įsiplėskia iš pažiūros dėl nieko. Ir čia mes turime įrašą, kur moteris dalinasi atviruku, parašo viešpatė, pati didžiausia Dievo dovana sveikata. Nenusipirksi už jokius pinigus, Dieve mes prašome tave, visiems sveikatos. Amen. Atrodo labai gražu, faina, nusiųs tavo anūkui tokį dalyką prieš Kalėdas, prieš Velykas, yra kiekvienos močiutės power move, tačiau komentarų sekcijoje mes vis tiek randam vieną kitą perlą. Giedrius rašo, prašom, o nors vieną norą išpildė? Ne. Ir Genikė net nesumirksėjus atrašo, atleiskit, turbūt nevertas buvai, kad neišpildė. Taip, kad jeigu tavęs Dievas nemyli, binių gaidį. Atsikėlė Genikė ir pasirinko smurtą naudoti vienu žodžiu. Šioje grupėje procentaliai turbūt daugiausia vyresnių žmonių. Ir pora šios grupės ryškių bruožų yra tas, kad ne visi, bet dalis žmonių reaguoja į absoliučiai viską, ką mato. Neskiria realių dalykų nuo netikrų ir dirbtinio intelekto sugeneruotų, bei komentarų sekcijoje nejaučia jokios socialinės atsakomybės ar empatijos kitiems. Mes esame antroji grupiai ir jau žmonės rašo nesąmonės vieni kitiems. Nuoširdžiai man yra truputį baisu leisti žemyn, tačiau aš esu suintriguotas. Yra toks žodis suintriguotas. Sveikinimai, kablelis. Eilės. Taškas. Dar daugiau akinių man reikia. Daug taškis kardu. Matematikos mokytoja manim didžiuojas ar kaip? Iš pirmo žvilgsnio taip pat nekalto ir niekam nekenkiančio turinio grupė. Vėl vyresni žmonės dalinasi nuotraukom, atvirukais ir palinkėjimais. Mano amžiaus žmonės arba šiaip jaunesni žmonės negu seneliai turbūt. Puikiai žinosit Instagramo tokį puslapį, kuris vadinasi Kaležai ir ten yra publikuojami tokie labai specialiai neskoningi sveikinimai ir palinkėjimai, kurie jau yra užsitarnavę savo ikonišką statusą. Keletas pavyzdžių. Ko gero viso gero. Minkšta kaldrytė, skani kavytė. Palauk, einu atsičiūkint. Šitie kaležai, šitie ironiški sveikinimai, kuriuos mes visi esam taip pamėgę ir pamilę, jie yra kilę būtent iš tokios grupės. Nežinau ar iš šitos, bet iš būtent tokios grupės. Tai, ką mes žiūrime ir mėgstam ironiškai, šioje grupėje su kaupu randama didžiuliais kiekiais, nelegaliais kiekiais turbūt, kurios nėra keliamos ironiškai ir jos nuoširdžiai kažkam linki geros dienos. Mielo vakaro, gražių akimirkų. Laimingo, mielo širdžiai vakaro. Labanaktis. Nu, aš. Ai.
Aš nieko nesakau, žiūrėkit, jeigu pavyzdžiui jūsų artimi žmonės arba jūsų šeimos koks nors narys kelia tokius arba jūs galbūt pats keliate, aš iš jūsų nesijuokiu, tiesiog man paprasčiausiai šitas dalykas yra kiek juokingas ir komiškas. Aš garantuoju, kad yra mano šeimos vyresnių moterų, kurios yra prikėlusios savo profilinių nuotraukų su gėlių rėmeliais, ar šiaip gėlių prifotkinę, ar dalinas tais pačiais dalykais, iš kuriuo šiandien juokiuos, bet čia viskas yra su tuo gerai. Aš manau, kad toks ir yra komedijos tikslas, neįžeis kažką, tiesiog žiūrėt, kas vyksta aplinkui ir stengtis pasijuokti iš to. Aš negaliu paaiškinti savo skonio, aš negaliu paaiškinti, turbūt aš savo mažytį nepaaiškinčiau, kodėl man šitas video yra juokingas. Gin tonic. Pasiekėm, važiuojam toliau. Orų entuziastai ir filmai yra taip pat dar dvi grupės, kurios yra priskiriamos pirmajam sluoksniui. Nu ir žinokit, sunku patikėti ir sunku taip sakyti, nu bet šitos grupės visiškai neverčia manęs su karštu šaukštu išsiskopti akis. Viskas su jom kaip ir gerai. Labai normalios grupės, kurių vienoje žmonės diskutuoja apie orų anomalijas, dangaus kūnus ir dalinasi gamtos nuotraukomis. Na, o kitoje žmonės rašo filmų apžvalgas ir dalinasi filmų rekomendacijomis. Vienas dalykas, jo dar kurį labai norėčiau paminėti šio video metu, tai kad aš nežiūriu į Facebooką kaip kažkokį blogį ar senieną, kurią reiktų pamiršti, po truputį tą įsitikinu, galbūt žiūrint į tokias grupės, kur žmonės, pavyzdžiui, tiesiog bendrauja ir dalinasi rekomendacijom, aš labai džiaugiuosi, kad žmonės ir dažnu atveju ir vyresni žmonės, jie turi galimybę jungtis į bendruomenės, kuriuose gali diskutuoti, susirasti bendraminčių, galbūt netgi draugų. Ir aš manau, kad čia labai teigiamas dalykas ir aš manau, kad ne viskas yra benai, kaip tu sakei. Yra ir pozityvių dalykų Facebook'e. Tai aš manau, kad dalintis rekomendacijom ir diskutuoti su bendraminčiais yra tikrai daug produktyviau, negu žiūrėti trumpus video ir scrollint ir užmiršt praėjusių video vos nuėjus prie ateinančių. Pyzė, kaip protingai kartais pasakau, gal Cambridge'o varyt. Orų entuziastai ir filmai, starlys koks. Taigi orų entuziastai ir filmai yra dvi Facebook grupėse, kuriuose tikslingai rasite, ko ieškote, be jokių nesąmonių. Gal kas matėt filmą Spermagedonas? Nu gerai, supratau, visos grupės turi savo nesąmonių. Pirmas lygis praeitas, džiaugiamės, esame laimingi, turime dar daugybę grupių, kurias noriu apžvelgti, tad nieko nelaukdami leidžiamės žemyn. Pirmoji antrojo lygio grupė – aferistai, sukčiai, apgavikai. Ką Facebookas daro ypatingai nuostabiai, tai suteikia galimybę į viešumą iškelti visus jums piktą ar negerą padariusius niekadėjus. Tas Facebooko viešumas dažnai būna naudojamas kaip teisybės ginklas, kurio žmonės naudojasi tam, kad į viešumą keltų įvairiausių sukčių ar aferistų istorijas. Čia rašom įrašai apie aktyviai apgaudinėjančius arba bandžiusius apgauti. Kas šiaip yra liūdnas sakinys, aš aišku nelinkiu sukčiam sėkmės, bet blemba. Jeigu vogt milijoną, jeigu pyst karalienę. Opa. Būna dažnai žmonės rašo savo istorijas. Išvažiavau į Angliją ir man nemokėjau algos tam pusę metų, blėt. Tai labai liūdnas tos istorijos, būna iš tikrųjų prisiskaitai šio dalykų, labai liūdna save vieną dieną būtų čia pamatyti, tai tikiuosi, kad nieks neįmes manęs į aferistų grupę. Bet pasakyti internetui, kad tikiuosi, kad neįmes, tai pusę metų ir įmes. Ir garantuotai įmes kokią nors nesąmonę, kad aš ten pardavinėjau, tipo nuo plikimo vaistus, dėl to visgis nuplikęs, karočią, čia nesąmonė. Bet tavai, marčiu, šitą nedėgiau apie plikimą, mes čia tiek ir bazarinė, jau čia, žinai, negyvą arklį spardom, jau čia nesąmonė būtų šitą tikrai dėtai. Davai, nedėk. Ai, blėt, nusikaltėlis aš, na. Šiaip jo, bairiais, bet aš noriu paminėti, šiaip kas yra labai geras dalykas ir aš manau, kad šiaip in general geras patarimas, tai jeigu jūs bendraujat su asmenimis, kurie jums atrodo įtartini, kad ir kas tai būtų nuoma, darbo pasiūlymas ar daikto kokio nors pirkimas, niekada nepabijokit ir visą laiką siūlau įsikelt to žmogaus vardą pavardę į paiešką Facebook'e ir jeigu jis turi kažkokių problemų su sukčiavimais ar dar kažkom, tai jo vardas ir jo nuotrauka bus iš karto išmesta jum tokiose grupėse, kurios yra viešos ir paieškos naršykliai Facebook'o jūs iškart galite rasti tą žmogų. Taip, kad jeigu kažką blogo pridarėt, Facebookas ateina jūsų. Tai sukčius atrasite labai lengvai, nes žmonės dalinasi savo istorijom, kaip jie buvo apgauti. Ir vienas sukčių bruožų dažnai būna, kad jie pagauti už rankos, labai greitai pereina į ataką. Ir įsijungia tas, kas? Urva, sakyk, ką? Turime ir pavyzdį. Skelbimas, parduodamas Redmi 11T 5G. Nežinau, kas čia per telefonas, bet skamba kaip kažkas, kad galėtų branduolinį ginklą paleisti. Mergina parašo, jog nepasitikė skelbimu ir pardavėjų, čia tam pardavėjui, nes rado įrašų apie tą pardavėją aferistų grupėje. Čia Iva, nuostabus vardas. Kodėl žmonės negali parašyti savo vardo pavardės? Kodėl reikia rašyti Darelis, Karvelis? Karvelis gali būti pavardė. Bet kodėl reikia būti Kaspa nesakysiu? Arba Krylas debilas. Kodėl žmonės taip daro? Ką man reikia, gal aš kaip tik čia atsilieku nuo madų, gal man reikia pasakyti savo Facebooką. Nedas Flandersas. Bet gerai, baigiam, paliekam kaip yra dabar. Sakyk, kokį gerą. Zimantas, Birmantas, kad turėtų būti mano pusėj.
Tai turėtų mano pusė būti nežvenk. Paliekam gal Nedą Zimantas. Zima, klima. Mergina parašo, kad nepasitikė. Ir čia Iva, kuri yra parašius. Skelbimas sprogo ir draugiškai parašė. Atvažiuok pasižiūrėk. Vėjų nerašus, pohui man, ką ten rašo. Ir ant tavęs dėjau ir ant jų. Ir ant tavo motinos. Tegul vėžį gauna. Labai greitai, labai tamsiai nuėjo, man atrodo, ne? Okei. Norėjai nusipirkti telefoną, gavai onkologinę ligą visai savo giminiai. Jo, Iva nuo 0 iki 100 kaip Tesla, sprogo jai prie akių visi kapiliarai, su kuriais išėjo ir nuostabus palinkėjimai bei sveikinimai. O mes Ivai ir visiems sukčiams siunčiame savo linkėjimus. Tratata, tralele, pimpi-rimpi, o papa. Mauk, blėt! Žydi siela, žydi kūnas, prie akių tau tinka tas teistumas. Nežinom, kas dedas tavo smegenų kampuose, tačiau visada labai lauksim Marijampolės pataisos namuose. Ačiū labai. Linkėjimai visiems, jibanam, vagim ir sukčiam. Kita grupė yra AliExpress lobiai. Tai yra grupė, kurioje žmonės dalinasi savo prekiam ir nuomonėm apie savo pirkinius, kuriuos jie įsigijo iš tokių internetinių svetainių kaip Temu, AliExpress ir Alibaba. Aš šiaip kažkodėl visą laiką turėdavau nuomonę, kad prekės iš tų kiniečių svetainių dažnai būna labai prastos kokybės ir jų neapsimoka pirkti. Bet aš nežinau, jeigu žmonės perka iš ten ir jeigu jiems gerai, jeigu jiems zaibys, aš nieko nesakau, aš esu nešališkas šitoje vietoje. Aš esu gyvenime šališkas tik tai 2 dalykam - šaltienai ir halvai. Šitus 2 dalykus, aš jums garantuoju, šėtonas turėjo atnešti žemę, nes mano nuomonė jie tikrai yra prieš Dievą. Šiaip dažniausiai šitoje grupėje žmonės būna, kad įkelia, kad kažką nusipirko ir tada kiti žmonės jiems rašo, kad jie nusipirko šūdo gabalą. Ir man, žiūrėkit, nežinau, kodėl čia gal mano pačio vidinis supuvimo lygis, bet man juokinga yra. Man nežinau, aš matau, kaip kažkas kažką komentaruose pasiunčia nahui ir man alveolėse daugiau oro telpa, man siela žydė, aš jaučiu pilnatvę, man tada geriau gyventi. Noriu, aš suprantu heiterius, tikrai. Super dulkių siurblį iššluota, jisai susiurbia kiekvieną mažą purvą ir dulkės. Vakarė apšvietimas padeda pastebėti mažiausius trupinius, kai akis jų nemato. Pristatymas iš Lenkijos, greitas ir puikiai kaina. Labai smagu, ačiū labai už tą pasidalinimą ir tikrai negali būti, kad komentaruose kažkas gali užstumti ant tokio dalyko. Čia nesiurblys, čia siurblio parodija ir pasityčiamas iš jo. Hutu. Ne, Adolį, čia nėra siurblio parodija. Siurblio parodija yra čia. Nu, pats paprašyt. Šiaip dar vienas dalykas, pavyzdžiui, šitoje AliExpress grupėje, ką aš pastebėjau, kad žmonės įrašus dažnai rašo taip, lyg jie gautų už tai pinigus. Ir aš iš pradžių pamačiau, galbūt, gal šiaip įrašus rašo tikri pardavėjai, žmonės, kurie turi pardavėjų gyslelę, bet aš paskui supratau, kad visose šituose pirkinių įrašuose jūs rasit komentarų sekcijų nuorodą. Ir ta nuoroda yra vadinamasis referral link arba kažkokia affiliate programa, kurios metu jūs paspaudę ir per tą nuorodą nusipirkę tam žmogui, kuris ten įkėlė, biškį duodat ir pinigėlį tokį, tai jūs kurio goblinai. Nu, bet šiaip maladės, nes susuksi negyvensi, aš palaikau. Žodžiu, aš kaip suprantu, žmonės šitą grupę biškį užsidibinėja ir babkės, kas yra labai įdomus darbas. O ką tu dirbi? Karočią, aš įkeliu į grupę postą ir tada žmonės perka mano siurblį, visi išskyrus Adolį ir tada aš gaunu pinigėlį. Va čia yra dar vienas dalykas, kurį aš šiandien supratau, kad teikia džiaugsmą, mane labai stebina ir man labai yra juokinga, kai žmonės turi stiprią nuomonę apie buitinę techniką. Ir dėl tos nuomonės jie yra pasiruošę supist kažkam dieną su savo komentaru. Nuostabu. Vienintelis siurblys yra mėlė ir tik mėlė ir nemažiau 1 kW. Kitas rašo Philips 2200 W. Mėlė net artijo prie jo nestovi. Siurbimo gale 450 W. Siurbi ir kilimai kilnojas nuo jo galios. Aš norėčiau, kad vieną dieną apie mane moteris taip kalbėtų, kaip Adolis kalba apie siurblius. Mano merginas sėdi už kameros, tai aš šitą remarką apie kitų moterų pokalbius ir pastebėjimus apie mane atsiemu, nes man yra svarbi tik jos nuomonė. Prisiminiau dar vieną šitoj grupį buvusį įrašą, kažkokia moteris nusipirko papuošalą kažkokią ant kaklo, nufotkino kėlė ir parašė: vyras sako, kad negražu, o kaip iš tikrųjų? Šališkumas jau jaučias, komentarai. Kaip šuns antkaklis, vyrui tiktų tikrai, jis teisus. Kai mes, pavyzdžiui, jauni degradai internete rašome nesąmonės, yra viena, bet kita rašo suaugusios moteris, aš labai džiugas. Wow. Kiekvienas miestas turi panašią grupę, bet šiandien norėčiau apžvelgti grupę pavadinimu Reidas Vilniuje arba Trikojus Vilniuje. Dar vienas faktas ir jau aksioma tapęs teiginys, tai kad daugiausiai degradacijos dažniausiai Facebook'e būna arba ten, kur žmonės ieško antros pusės, arba kur kalba apie eismą.
Ir jeigu jūs norit atrasti gero turinio ar komedijos, tai Reidas Vilniui ir Kojus Vilniui yra puikiai grupė tam, nes ten žmonės turi nuomonę, ten jie turi ką pasakyti. Šiaip šitoj grupiai dažniausiai visą laiką žmonės tiesiog fotkina ir kelia, kur stovi trikojai arba radarai, kas aš nesuprantu, kaip yra legalus dalykas. Šiaip aš sakyčiau, kad apie 99% įrašų šitoj grupiai yra labai neįdomus, ten yra tiesiog žmonės, kurie fotkina radarai tiek ir parašo, kur jis yra. Bet karts nuo karto per pilnatį, kai vyksta kokia nors avarija ir įkelia tos avarijos arba nuotraukų arba video, komentarų sekcijoje užsikuria toks Žalgirio mūšio dydžio kratinys, kuriame kiekvienas žmogus turi savo nuomonę. Ir kiekvienas žmogus toje komentarų sekcijoje dažniausiai turi dar ir tą Šarūno Jasikevičiaus aurą, kuris jisai nelabai supranta. Eik tu nahui, blėd. Kurva nesuprantu, nahui. Pyktis ir nesutarimai ant asfalto. Ar tai naujas Beno Lastausko knygos pavadinimas? Ar šiaip bendra nuotaika po vienu iš įrašų šioje grupėje? Spręskite patys. Vienas iš dalykų, kuris mane nuliūdino šioje Facebook'o grupėje, tai žmonių bruožas kaltinti į avariją papuolusi, tačiau jos nesukėlusi žmogų. Viena mergina, papuolusi į avariją, iš kurios pabėgo ją sukėlęs vilkiko vairuotojas, pasidalino tuo įvykių grupėje ir paprašė žmonių šioje grupėje padėti ir netyčia užfiksavusius įvykį vaizdo registratoriais atsiųsti vaizdo įrašą ir pasidalinti medžiagą. Ir komentarai yra klaikus. Ačiū Dievui, yra šiek tiek racionalių žmonių, bet dažniausiai komentaruose rašo, turbūt višta pati palindo. Nahui ten lyst, kur negalima, kas yra tiesiog prie Gariūnų paprastoje vietoje važiavo. Sunkvežimis pabėgo, nuo kada sunkvežimiai bėgioja? Kaip zuikiai, blėt. Tai jisai tiesiog ramiai važiavo, savo ir nuvažiavo, blėt, nepajutas šitos spuogo, blėt. Jisai bėgo, nepabėgo, blėt, kur jisai bėgo, bro. Kaip jūs su savo tais važiuojat Reno Clio ir visą galvojat, kad jisai, blėt, tu jų va. Ačiū Dievo, kažkas pakomentavo, bet vis tiek visada turi atsirasti bent vienas dalbajobas, kuris apkaltina nukentėjusį. Fucking kokia čia mada šiais laikais. Tai ačiū labai, jo, netgi 125 patiktukai ant komentaro. Tai yra racionalių žmonių, aišku, senis, kuris piso, kai taigi, blėt, piso nuvažiavo, tai 7-3, tai kur nėra, kad čia labai laimėtumėm, bet vat senų senių ir senų tokių bobų vat būna tikrai, kurie rašo komentaruose ir, žinai, randa ir jeigu ten kas nors pasidalina kokią istoriją, kad jos ten mieste, arba kas nors prie jų priekabiavo arba sumušė, tai turbūt, blėt, pati lendai ir tavo čia pati kaltė ir tu, blėt, nieko nenusipelnai mūsų empatijos ir va tau, na. Maktiliu ligulį žiūri į menulį. Absoliučiai visiems, kas gyvena ar yra gyvenę Vilniuje ir nuomavosi būtą puikiai žinoma grupė, tai būtų nuoma Vilniuje be tarpininkų. Kaip ir kitos grupė dažniausiai puikiai išpildo savo paskirtį ir atlieka užduotį suvesti nuomininkus su nuomotojais ir dažniausiai tai nutinka be jokių kuriozų. Žmonės įkelia būtą, kurį nori išnuomoti, žmonės, kurie nori išsinuomoti tą būtą, parašo jiems ir jie gyvena visi ilgai ir laimingai. Kartais šitoj grupiai būna, kad žmonės nelaukia, kol kas nors įkels skelbimą, o patys įkelia savo skelbimą, savo kaip žmonių skelbimą. Jie, pavyzdžiui, būna įkelia savo nuotrauką, parašo savo prašymą ir rašo siųskit mum butus. Va vienas iš tokių įrašų. Sveiki. Dirbanti pora ieško buto Šnipiškėse, Šeškinėje ar Žirmūnuose. Turime katiną vardu Jacobas, kuris labai myli miegą ir nieko nedrasko. Taip myli miegą, kad net užmigdėm. Aš jeigu dabar išsiskirčiau su savo merginą, aišku, gink dieve, ir man reiktų kraustytis į kitą butą, aš manau, kad mano aprašymas atrodytų kaip laidos kitas prisistatymas. Nedas, 22, viską valgo su kečupu, yra prisigėręs nuo fantos. Gydytojai tiksliai nežino, kuo jis serga. Daugiausiai dėmesio grupėje sulaukia įrašai apie sukčius arba tokie įrašai, kur, kaip čia išsireiškus, kurie neatitinka grupės narių adekvatumo standarto. Ką aš turiu omenyje, turiu pavyzdį. Nuomojamas kambarys, ale loftas. Basanavičiaus gatvė 3A, vidinis kiemas automobiliui, langai į šiaurę, kaina 200 plus komunalai per pusę. 200 eurų pusė komunalų ir parkingas. Wow, kaina nuostabi. Žiūrim, ką mums pasiūlys nuotraukos. Okei, turim. Taip, aš manau, kad turėsiu savo merginų naujienų, mes kraustamės. Turime nuostabų butą. Atsiprašau visiems, kas planavot ieškoti naujos vietos, kur heroiną leistis šitą irštvą mano. Jeigu kas nors artimų metu planuojate heroiną pradėti vartoti, tai čia yra puikus variantas, nuostabi vieta. Man atrodo, kad aš prisilietęs vien prie tos kėdės gaučiau hepatitą C. Šiaip jauku ir faina iš tikrųjų, aš manau, kad verta būtų pažiūrėti, ką žmonės diskutuoja komentaruose. Turbūt baisesnio neteko matyti. Čia jūs dar turit primokėti, kad kažkas gyventų šitoj bomžų landynį. Spėjus su lauko tūliku. Ale loftas. Jo, čia buvo frazė pavartota aprašymė. Ant grindų koją padėjus atrodo, kad kojų grybelį pasigaut gali. Tarakonai įeina į kainą ar patiems užsiveis. Paveikimo kambarys. Indaplovė yra pizdėt, vat ko trūko tai indaplovės. Dieve mano. Labai geras įrašas. Žinokit, netgi per geras. Aš manau, kad čia yra iš Daigo, bet kuriuo atveju labai pralinksmino. Wow. If it looks like AIDS, it's probably AIDS.
Ką, nesufilmavom per vieną dieną, bet važiuojame toliau. Ir trečią lygį vėl pristato Benas Aleksandravičius. Aš jį galvoju ištrauksiu, pasikelsiu biškis, tai pas mane po stalų sėdi, tikrai nefaina, žmogaus teisės netam sukurtus yra. Na kągi, toliau leidžiamės dar vienu lygiu žemyn. Šitos grupės dabar leidžiantis žemyn turi vis mažiau narių. Ir jos turi vis mažiau narių arba dėl to, kad tema yra labiau nišinė tos grupės, arba dėl to, kad jos yra specialiai nugrūstus kuo giliau, kad nesimatytų nuo paviršiaus. Kaip čia gražiau pasakius. Nu aš noriu rauti savo blakstienas, kai žiūriu šitas grupės. Tikrai nesmagu. Kas yra ironiška, nes pirmosios grupės, kurią norėčiau aptarti trečiajam lygiai pavadinimas yra juokingi prikolai. Aš kaip komedijos someljė, kaip didžiausias komedijos fanas, aš myliu gerą juoką, man patinka. Man patinka tuk, kas ten ir tada tavo draugelis paperdžia. Čia yra komedijos klasika. Man patinka geras stand-up specials. Man netgi patinka geras anekdotas, kurį, pavyzdžiui, gali kas nors papasakot. Ar koks šeimos narys, ar šiaip koks vyresnis žmogus. Aš manau, kad komedija ateina įvairiausiamis formomis ir aš nenurašau vien dėl to, kad pamatau, pavyzdžiui, kad kažkas sako ar anekdotą, ar ką aš. Šitoj pusėje aš visiškai nesušališkas. Taigi pažiūrėkime, ką gali mums pasiūlyti puslapis juokingi prikolai. Vidas dalinasi šuns nuotrauką ir rašo, ką šiandien valgiai paskutinį kartą, toks bus šio šuniuko vardas. Velnioptas jūsų kaukės, aš buvau garantuotas, kad šoku su tavim brangioji. Matai, kaip nesireiškėsi suknelė to pati ir, pas vieną reiškėsi tokie, blėts, milijonai, kaip, va tokie įstatyti, a pas žmoną reiškėsi labiau ant kūno šaldytuvas. Juokingi prikolai. Juokingas komentaras, Rasa rašo, atskiedžia. Čia yra žodis, kurį man reiktų įsidėti savo žodyną. Man, va, pavyzdžiui, koks nors Vysgrita, koks nors kitas kolega man kažką sakys ir aš sakysiu, tu skiedi šunsnukį. Komedijos lygis čia mano mama, pavyzdžiui, verstų iš koto paprasčiausiai. Turime va tokią nuotrauką su užrašu, kaktusas visai išnaglėjo. Nes ežys kaktusas. Žiauru, ne? Kaip... Reiks nusiųsti mamai. Aš garantuoju, nusiųsiu mamai tikrai numes kokius 8 žvengus. Arba numes žvengą animuotą, kur moteris taip užpilo susiemus. Va, apie tai, ką aš kalbėjau ir ko ir noriu. Anekdotas. Ar esi operatorė pasiruošus anekdotui? Man reikia akinių. Aš šiaip turiu akinius, bet nenešioju jų, nes aš labai atrodau kaip žmogus, kurio vardo mes nebeminim šitam kanale, bet... Gerai, aš nesu anekdotų ekspertas, mūsų komedijos forma yra truputį kitokia. Įvertinkim ir pažiūrėkim, ar mus pralaus šitas. Grįžta vyras namo po darbo, o žmona jam sako, lempa perdegė, gal pakeisi? Ką aš tau, elektrikas, atsako vyras. Po kiek laiko žmona vėl, durys kliba, gal sutvarkysi? Ką, ar aš tau stalius? Aš nusimsiu, žinokit, aš matau save, ką atspindi ir man nepatinka, kaip aš atrodau. Dar po kiek laiko, čiaupas laša, gal suremontuotum? Ar aš tau santechnikas? Atrėžė vyras. Taip ir baigėsi diena. Kitą vakarą grįžta vyras ir žiūri, lempa šviečia, durys nekliba, čiaupas nevarva. Kas taip viską sutvarkė, klausė vyras. Kaimynas, atsako žmona, ir viskas uždyka? Ne, jis sakė, duok arba dainuok. Ir kokią dainą tu jam dainavai, teiraujasi vyras? Na, o žmona atrėžė ką? Ar aš tau dainininkė? Blaivas nesuprasi, nahui. Ir komentarų sekcija yra būtent tie tokie keisti emodžiai, kur net ne emodžiai, čia kažkokie paveiksliukai, bet ne paveiksliukai. Gali pagal vardus pasakyti maždaug kelintų gimimų žmonės. Albinas, Laimutė, Mečislavas, Audrius, Nerutė. Tikrai visi du antrų, du ketvirtų, ką aš tam galiu pasakyti, tikrai taip, mano amžiaus žmonės. Wow, karočią, nuostabu. Regitra egzaminų pagreitinimas. Tai yra grupė, kurioje aš iš pradžių, pavyzdžiui, galvojau, kad šitoj grupiai tu gali nelegaliai naudotis įtaką savo ir, pavyzdžiui, nusipirkti teisės arba nusipirkti greitesnį egzamino išlaikymą. Bet iš tikrųjų šitoj grupiai realiai kas vyksta, tai žmonės tiesiog diskutuoja apie regitros egzaminus. Klausia, kas iš kelinto karto išlaikė, dalinasi savo praktiką tiek teoriniam, tiek praktikos egzaminę, kalba apie vairavimus. Taip pat parašykit komentarus tie žmonės, kurių antra pusė nėra dar, blėt, išsilaikius teisių kažkokiais jobanais būdais, kaip būdamas suaugęs žmogus, kaip tu gyveni? Aš nesuprantu, kai į tą miestą važiuoti, reikia su autobusu važiuoti, mašina namie stovi. Turi vaikiną, kuris nuveža? Blėt. Matyt, turi daugiau nei vieną vaikiną tada. Jeigu jūs, pavyzdžiui, ruošiatės regitros egzaminui arba turit klausimų, arba jūs kas nors neramina, tai aš labai nuoširdžiai jums rekomenduoju šitą grupę. Čia viena iš tų retų grupių, kur iš tikrųjų gali atrasti kažkiek naudos. Kuo ši grupė man iškart išsiskiria iš kitų, tai tuom, kad čia 99% visų įrašų yra parašyti anoniminių anketų. Nors iš kitos pusės aš irgi nerodžiau savo vardo ir pavardės, jeigu plėt 7 kartus nesugebėjau išlaikyti regitros egzaminą. Sekanti grupė, kurią norėčiau greit paminėti, yra Samadielkos. Taip pat grupė yra ir woodworkeriai, viena turi 65 000 narių, kita turi 88, irgi pakankamai didelės grupės. Jos yra, nenoriu skambėti seksistiškai ir grupuoti, bet aš toks esu. Man atrodo, kad jos tikrai yra aktualesnės vyrams, nes mums dažniausiai yra įdomus visokie tokie DIY dalykėliai arba visokie išradimai savadarbiai, su kuriais galim nusitraukti pirštus. Drįsčiau kažkodėl
spėt statistiškai pasaulį, kad tikrai daugiau yra vyrų, kurie durnais būdais nusitraukia pirštus negu moteris. Čia yra viena iš priežasčių turbūt, kodėl moteris ilgiau gyvena. Tai šitoje grupėje gali rasti iš tikrųjų daug žmonių, savadarbių įvairiausių įrenginių, mašinų, dar visokių nesąmonė. Aišku, čia nėra Vaidoto dirbtuvės, kad tu ateisi ir pamatysi, kaip bičias bulvių šautuvą pasidaro. Bet jeigu, pavyzdžiui, sugalvosite kažką Samatielko grupiai nusipirkti, aš jums garantuoju, kad 8 kartus iš 10 vyras bus 8 iš 10 pirštų. Noriu filmuotis. Yra Facebook'o grupė skirta žmonėms, kurie nori filmuotis. Šioje grupėje kiekvieną dieną yra ieškomi aktoriai įvairiausiams masiniams scenoms, reklamoms, kokiam nors muzikos klipams. Jeigu jūs netyčia turite tokį norą, tai check it out, pažiūrėkit į šitą grupę. Galimai rasit kažką, kas jums patinka. Aišku, žiūrėkit irgi. Mąstykit kritiškai visą gyvenimą. Aš nežinau kodėl ir nežinau, ar čia amžiaus dalykas, ar čia kažkoks kiekvieno žmogaus asmeninio rato, iš kur ateina šitas įgūdis, bet kritiškai mąstyti yra labai svarbu. Jeigu labai norit jau tapti aktorė, pizė arba modeliu, nu jau maks. Ir jūs pamatot, kad yra parašytas postas, bičo, kurio vardas parašytas kirilica, ant profilinės Ivano Drago nuotrauka. Ir parašyta ieškomi merginos nuo 18 iki 24 metų iš mažo miesto be pažįstamų Vilniui fotosesijai. Nu, blėt, tokio gal nepasitikėkit. Įrašų spektras šito grupė yra labai platus. Ką aš turiu omeny? Jūs, pavyzdžiui, galite rasti įrašą, kurį parašė, pavyzdžiui, Tadas Vidmantas. Ir jisai ieško, pavyzdžiui, aktorių į savo filmą. Tai galite nueiti tokį ir paskui jūsų mama galės girtis per kalėdas, kad mano vaikas visai, blėt, aktorius, visai, kino žmogus. Arba, aišku, jūs galite turbūt nuvaryti ir tokį castingą, kur jums išpjaus visus vidaus organus, o jūsų nugaros odą nupjaus ir uždės jums ant galvos kaip kapišoną. Kartais laimi, kartais pralaimi. Va čia nežinau, ar girdėjęs ant kameros, bet mano draugė ką tik sakė, kad jinai visai gerai yra išskautinus tas grupės, nori filmuotis, tai sakė, kad nereiktų susikurti kažkokių iliuzijų, nes dažniausiai, beveik visada iš tikrųjų ten žmonės filmuojasi už dyką. Arba už labai minimalią sumą, man atrodo. Nu ir šiaip nereiktų ten labai susikurti kažkokių labai didelių svajonių dėl šitos grupės, nes kartais, pavyzdžiui, ten reikia labai specifinių reikalavimų. Pavyzdžiui, būna parašo, mes į muzikinį klipą ieškome žmogaus, reperį pavaidinti ir jisai turi atrodyti kaip Kendrikas. O jūs atrodo šiuo metu gyvenime kaip Maksas. Nu tai patys spręskite, ar jūs paimsite tą video ar ne. O dieve mano. O, šitam lygiai aš labiausiai laukiu šitos grupės, man seilės kaupės, jūs neįsivaizduojate, aš taip džiaugiuosi, aš manau matos nuo manęs. Pamačiau Vilniuje, patiko, bet neišdrįsau. Ar galima pavlot? Ačiū labai. O dieve mano. O, jeigu jūs nežinot šitos grupės, jūs negyvenot dar. Dieve, aš ne... Kiekvienas miestas realiai turi, aš manau, kad yra pamačiau patiko, bet neišdrįsau ir Kaune, ir Klaipėdoj, Panevėžy, turbūt visuose didesniuose miestuose. Aš kokia turiu konspiracija, aš nemanau, kad turbūt nėra tai, bet aš Vilniuje gimęs, užaugęs, aš nelabai kažkokių giminių turėdavau mažesniuose miestuose ir aš galvoju, kad pavyzdžiui mažesniuose miestuose, kur gyvena iki 10 štukų žmonių, kad žmonės absoliučiai visi vieni kitus pažįsta, žino absoliučiai vieni kitus ir nebūna nepažįstamų žmonių. Tai toks pamačiau patiko, bet neišdrįsau, tai kam tau rašyti Facebook'o grupę, kai tu gali kitą dieną ateiti į mokyklą. Tai aš nežinau, bet jeigu esate mažesniuose miestuose ir pas jūs irgi vyksta tokie dalykai, tai parašykite komentarus, let me know, man įdomu. Iš tikrųjų, grupė yra tiem, kas nežinot, siurreali šiek tiek. Žmonės, pavyzdžiui, pamato jūs mieste, jūs patraukite jų akį ir jie paskui rašo į internetą jūsų ieškodami. Pavyzdžiui, mačiau tave Džimpliuse, atrodai nuostabiai, parašyk man, Gžegoš. Pirma mintis gali ateiti galva, kad čia, pavyzdžiui, skamba visai romantiškai, kad žmogus pamatė kažką įsimylėjo, patraukė jų akį, įsižiūrėjo ir nori suras, bet aš tai galvoju, kad čia biški creepy yra. Žiauriai yra nejauku, pavyzdžiui, jeigu žmogus rašydamas tokią grupę parašytų labai daug detalių. Aš šeštadienį 18 valandą aš mačiau tave prie Aibės, tu buvai su ruda kuprinė, džinsais, mėlyna striukė, taip pat tu buvai užsidėjusi konversus juodus, tavo kvapas buvo kaip ramūnių žiedlapiai ir beržų sula, mes prasilenkėm, tu pametei tušinuką, aš jį pakėliau, negražinau tušinuko tau, nes norėjau turėti kažkokį tavo dalyką. Taip pat žinau, kad tavo kraujo grupė AB, nes mano motina dirba poliklinikoje. Jeigu tu mane prisimeni, parašyk man, Darius. Tai va vienas keistas dalykas, kurį galima pastebėti, pavyzdžiui, Kauno grupėje, pamačiau patiko, bet neišdrįsau, tas, kad žmonės ieško tų savo mylimųjų pagal mašinas, parašo numerius, mašinos markę, spalvą. Ir aš manau, kad aš labai norėčiau, kad Regitra žiūrėtų šitą video, užsirašytų ir kažkaip monetizuotų šitus greitiesiam pasimatymam. Kaip gali, pavyzdžiui, McDonald'ai važiuoti, nusipirkti maistą ir išvažiuoti. Gal vieną dieną galėsi taip įvažiuoti ir susirasti antrą pusę. HH808. Neatsibosta kiekvieną vakarą vis skirtingas mergas kabinti ir vežiotis mašinoje. Vakar Mariuose, šiandien Pilies aikštelėje.
Kas kur mentas? Gal atsirastų vaikinukas su baltu F serijos Mersu, su kuriuo šiandien lenktyniavom Kaunas Vilnius, labai gražiai šypsojasi. Čia toks How I Met Your Mother, žinai, kur važiuoji žiauriai, draguoji, kaip jos Fast and Furious, tu pasvaudai, žiūri mergai ir BAM! Į fūrą išsitaškai. Tėti, o kodėl mamytė be kojų? Mamytė kojas nutraukė fūrą, nes mes lenktyniavom Vilnius Kaunas. Nelenktyniaukit keliuose. Būkite atsakingi vairuotojai. Molas baltas, vardiniai numeriai no time. Ieškau mėlyno šiam. Gražiosios vairuotojas raudonplaukės. Ieškau BMW vairuotojas, su kuria vakare lenktyniavom nuo Pilies iki Akropolių. Nu, blėt, žinok, aš net nematyčiau, kokio grupėje, žinok, aš atspėčiau, kad čia Kaunas. Kas ta raudonplaukė mergina su baltu BMW X1? Kovo 13 dieną apie 3 valandą važiavusi pro KTU miestelį. Gal atsiras fainas vaikinukas iš balto BMW? Ieškau vaikino, kuris vairuoja baltą BMW kupę. Baltas X5, sureaguok. Šiaip jo, va dabar už kameros pasakė mano mergina gerą pointą, kas mane nuoširdžiai stebino, protinga mintis iš tos moters. Čia gali būti, kad čia policija tiesiog rašo. BGT 063 BMW, aš labai norėčiau tau padaryti kažką su savo burną, atvažiuok pas mane, mūsų adresas 6 policijos komisariatas. Ir tai čia vakas atvaro, čia gal kokia pareigūnė, kai čia dirba. Ir tada ateina pareigūnas Marius, kuris yra 2,18 m, sveria 160 kg ir jo ranka yra kaip pašikniukas, ant kurio vaikai žiemą čiaužo. Ir tokį gy! Šesk! Dar viena, pavyzdžiui, Kauno, pamačiau patiko, bet išdrįsau grupės savybių yra, kad jeigu tu, pavyzdžiui, ten parašai, kad ieškai kažkokio žmogaus, žmonės tyčiojas iš tavęs. Čia yra normali praktika. Kažkas rašo, Edvinai, šiandien žaidęs bowlingą mėgoje 20 val. Vakaro. Parašyk. Pirmas komentaras, nerašyk. Antras komentaras, o ko nori, pati susimokėk sąskaitą. Nu, Benai, pasiruošęs? Važiuojam toliau. 4. lygis ir 1. 4. lygio grupė, kuri padės mums truputį atsigauti. Nu, pamačiau Vilniuje ir pamačiau Kaune, patiko, bet neišdrįsau. Nes čia yra grupė, kuri nuoširdžiai man labai patinka. Ši grupė vadinasi Vilniaus istorija. Šioje grupėje žmonės dalinasi Vilniaus istorija įvairiausiamis nuotraukomis, pasakojimais. Labai daug nuotraukų yra juodai baltos ir nespalvotos, tai kas truputį nuteikė depresyviai. Aš galiu pasakyti, kad šita grupė yra skirta 2 skirtingo tipo žmonėm. Pirmasis tų žmonių tipas yra tas visažinis. Tie žmonės, kurie žino visus atsakymus, kas ir kodėl, kurie žino ir visą laiką žiūri tūkstantmečio vaikus, kurie žino kiekvieną atsakymą auksinėme prote. Kaip? Aš nesuprantu, jūs pasižiūrit laidą ir tada, kai aš atvarau pas jūs... Kaip? Jūs pasižiūrit laidą ir tada... Kaip? Jūs pasižiūrit laidą dieną prieš ir kai aš atvarau pas jūs į svečius vakare išgertą alaus, jūs man įjungėt seną įrašą, kad jaustumėtės protingesni. Aš turiu tokią teoriją. Ant tiek aš gali būti durnas, kad... Nesuprantu, kaip jūs viską žinot. Arba tada tie žmonės, kurie vis dar vadina įvairiausius objektus sovietiniais pavadinimais. Atrodo, tiek metų praeina, nueina Lukiškių aikštė, Lenino aikštė, prašau, gražiausia, prašau, Savanorių prospektas yra Krasnucha, Raudonosios armijos prospektas, taip ir yra vis dar. Net nebūtinai, kad tie žmonės yra vatnikai ir jaučia kažkokią meilę sovietmečiui, tiesiog yra žmonės, kuriem nepatinka pokyčiai, blėt. Žinai, ir jie... Jeigu jiems sako, kad turi kitaip vadinti, jie nevadins kitaip. Ir jie gali mylėti Lietuvą labai nuostabiai, bet jiems vis tiek Savanorių prospektas bus Krasnucha visą gyvenimą. Tai va. Man pačiam šiaip labai patinka istorija, kaip ir matote. Bet vienas dalykas, kuris mane nuliūdina, tai tas faktas, kad vieną dieną po 100 kokio metų, ar gal daugiau, gal mažiau, mes tapsim istoriją. Nu, va, pavyzdžiui, žiūrėdamas iš tas nuotraukas, kur žmonės, pavyzdžiui, kelia, va, sako, įkelia nuotraukas, čia yra prieš 100 metų mano seneliai, jie vaikšto prie katedros, arba vaikšto Senamiesčio gatvėmis. Tai čia yra labai gražu ir faina, man net gal baisu tas, kad mums tapus istorija, aš nežinau, kokius video įkels iš mūsų laikų. Ir aš labai bijau, kad vieną dieną Vilniaus istorija neįkeltų tiesiog didžiojo perono mūšio, laiptų mūšio. Jeigu nežinote, apie ką kalbu, tai čia šitas mūšis. Na ir pavyzdžiui, šitą nuotrauką, kur paštas naujas Vilniaus miesto autobusas. Aišku, aš nežinau, ar taip atrodydavo ir būtų labai juokinga, jeigu čia būtų, pavyzdžiui, su dirbtiniu intelektu generuota nuotrauka ir dabar kokia nors senesnė žiūrovė prašytų, kad matai, kaip apsisuko stalai. Dabar tu esi tas kvailasis, kuris net pažįsta, žinai. Va čia būtų labai didelė likimo ironija, bet
Norėčiau pasitikėti šitą nuotrauką ir manau, kad jo, nes yra ir nuorodos pridėtos. Tai. Ir aš nežinau, ar šitas dalykas pasitaiko kažkam iš žiūrovų, vėlgi, jeigu jums yra parašykite komentarus. Bet man, pavyzdžiui, kartais atrodo, aš kaip pabandau įsivaizduoti, kaip atrodydavo dalykai seniau. Pavyzdžiui, mano senelių jaunystės metais, arba dar seniau, ten vos ne po kokio antro pasaulinio karo, arba tarpukariu, antiek seniau. Aš kažkodėl įsivaizduoju dalykus nespalvotai. Tai va, jeigu šito video norite išnešti kažką naudingo, viena grupė, kurias aš stipriai rekomenduoju, yra Vilniaus istorija. Man labai patinka, aš turiu mažai prie ko prikibti toj grupiai, daug įdomių dalykų, bendram įsivaizdavimu, kaip dalykai atrodydavo, labai smagu ir šiaip istorinių faktų daug įdomių. Pažiūrėkit, gal patiks ir jums. O jeigu žinote, tai gerai, pasisekė jums, kad anksčiau žinojot. Aš padarysiu jums klausimų, padarysiu testą, patikrinsiu, kiek jūs ten žinot. Aš šitas grupės Facebooko grupuoju nebūtinai pagal žmonių kiekį, pagal populiarumą. Pavyzdžiui, kokia nors Facebooko grupė, pamačiau Vilniui patiko, bet neišdrįsau, gali būti labiau žinoma bendrai žmonėm, negu kokie orų entuziastai. Bet orų entuziastuose gali būti daugiau žmonių. Aš visą laiką žiūriu arba pagal žmonių kiekį, arba pagal tokį bendrą populiarumą, arba tiesiog vertinu pagal save. Jeigu aš visiškai net nenutokiau, kad tokia grupė yra, tai tada aš tą grupę dedu žemiau. Vilniaus istorija gauna 9 tiltus, nuo kurių buvo nuimtos sovietinės skulptūros iš 10. Ačiū labai, nuostabi grupė. Ir važiuojam toliau. Jeigu ką tik pagyriau Facebooką, neva turint galimybę mums duoti kažką nuostabaus ir progresyvaus, kita grupė, kurią norėčiau aptarti, yra žmonos ir meilužės. Čia yra grupė, kur moteris rašo ir diskutuoja įvairiom klausimų temomis. Pavyzdžiui, nori sulaukti patarimų iš kitų moterų, kažkokių santykių klausimų galbūt. Nupasakoja situaciją neseniai vykusią su jų vyru ar draugu ir prašo kitų žmonių arba pritarimo arba kritikos tai situacijai. Pažiūrėkit patys, aš duosiu porą pavyzdžių. Ką daryti, kai per konfliktą poroje abu jaučiatės teisūs? Kaip ir normalus klausimas. Atsakymas - klausti vyro, ar nori būti teisus ar laimingas. Man atrodo, kad čia nėra iš vyrų pusės pažiūrėta šitoj grupiai atsakant turbūt, bet ar vyrai kas nors būna teisus? Ne, mes nebūnam teisus, nes visą laiką teisios yra mūsų antros pusės. Jeigu aš kažką padarau, o mano mergina nesutinka, aš esu dalbajobas. Jo, juokauju šitoje vietoje, iš tikrųjų čia gal biškį nusišnekėjau, bet įdomu iš tikrųjų dar, pavyzdžiui, vienas Neringa taip pat rašo, ar įmanomi santykiai be pykčių? Facebooko brožas ir atsakoma satyriniu atviruku, Guliveris Gintautas rašo, nebūna santykių be barnių, be nuoskaudų, stiprus žmonės susipyksta, susibara, bet laikosi ir lieka kartu, silpni, ieško ko pakeisti. Tiesi nuotrauką viską pamatysit. Pavyzdžiui, Facebook'e aš kartais pasijaučiu kaip mažas vaikas, mano tėvai, kaip ir tikiu daugumos iš jūsų jaunesnių žmonių, kad aš nesuprasčiau vaikystėje, ką kalbėdavo jie tarpusavyje, rusiškai kalbėdavo. Iki kol brolis rusiškai išmoko ir tėvai suprato, kad nebeveikia šitą taktiką. Man pavyzdžiui labai įdomu, būna kartais žmonės tiesiog įmeta kažką rusiškai parašyti ir aš jau visiškai iškrentu, aš nebegaliu, nebesuprantu, ką kalba. Va tokia nuotrauka. Nežinau, ką čia reiškia, tai man reikėjo, kad išverstų. Tai pasirodo, kad kai ginčytės, bet nenorit vienas kito matyti. Reiškia, turėjo Alvydas tokį savo galerijų nuotraukytę. Įdomu, kiek laiko laukia, kol galės ją pasidalinti. Nuostabu. Vyresnių žmonių brožas irgi gali pamatyti iš to, ką paustina, kiek metų aš neįsivaizduoju tikrai, kad man... atsikelčiau ir mano bičiulis kokį 25 metų įmestų tokį. Kada būti liubov, это liubov, va tak va. Opa. Rulit. Kita įžvalga, su guminė moterim nebent. Mėla malonu. Blet, eina čia šitoj grupiai dar. Ką dar pastebėjau visose grupėse, pavyzdžiui, kur yra daug moterų, kur moteris renkasi diskutuoti. Dažnai įlenda ir vienas kitas vyras, kuris, vėlgi, kaip čia gražiau išsireiškus, ieško su kuo sueit, jie nori sueities. Ir vienas iš tokių, įmesiu jo postą, jeigu galima užblurinkim veidą, manau, kad būtų gražu. Parašo vyras, ieškau meilužės iki 45 metų. Kaunas. Jokinga man komentarų sekcija. Jurgita rašo, save veidrodį matei žmogau? Richardas jai atrežė. Pati tai netelpi turbūt į veidrodį pasižiūrėti. Va čia yra raustai, tikrai, va čia yra raustai. Ta prasme, ką daro PVŠ'as, aš manau, kad niukina variškė palyginus su šitais žmonėmis šitose komentarų sekcijose. Evelina rašo, žmonai parodysim. O Lukas parašo, pripisęs matomai. Nuostabu, man labai patinka. Aš manau, kad komentarus dažniausiai Facebook'e žmonės rašo juokingesnius negu bet kokioje kitoje platformai. Bent jau lietuviškai. Užsienį, pavyzdžiui, angliškai ir daug Instagram'e labai juokingų būna komentarų, jeigu pasižiūri labiausiai sulaikintus.
Bet Lietuvoje, komentarų sekcijos dažnai būna tikrai labai juokingos, tai, tie, kas meilužės ieško Kaune, dažniausiai susilaukia to juokingų komentarų atsako. Prieš einant į kitą grupę aš dar noriu pasikalbėti apie vieną dalyką. Aš, žinote, toks esu truputį filosofas. Kažkurią dieną gulėjau ir galvojau, kada paskutinį kartą mačiau drugelį. Ir dabar jūs, pavyzdžiui, pagalvokit, kada paskutinį kartą matė drugelį. Ką aš suvedžiau, kad man atrodo, vaikystė baigėsi tada, kai nebepastebi drugelių. Aš paskutinius savo drugelius mačiau būdamas vaikas. Ir nėra, kad drugelių dabar mažiau. Paprasčiausiai mes jų mažiau jų pastebim. Užgaudžiau grūzą, žinokit, nes kita grupė yra grupė pilna turinio. Ir čia yra viena iš turbūt įstabiausių grupių viso šio video metu, kas manau, kad yra didelis teiginys. Atsižvelgiant tai, kiek mes dalykų apžvelgiam ir dar turime apžvelgti. Bet ši grupė vadinasi Vienišų ir vienišių grupė. Prieš apžvelginėjant šitą grupę aš noriu pasakyti trumpą disclaimerį. Aš labai džiaugiuosi, iš tikrųjų, ir čia aš visiškai nesakau ironiškai ar su kažkokia kruopa satyros, kad man labai džiugu ir smagu, kad žmonės, ypatingai vyresni žmonės, gali Facebook'e ras naujų pažįstamų, naujų draugų, galbūt netgi naujų kažkokių meilės interesų. Čia yra labai gražu, labai faina ir labai miela. Ir aš tikrai be galo džiaugiuosi, nes būdami jauni mes gal be pigumų čia turėt belie kiek tų pažįstamų ir čia didelius draugų ratus ir daug draugų kažkiek mokykloje ar universitete, bet man atrodo laikui bėgant galbūt tų draugų kažkiek mažėja ir tas draugų ratas siaurėja. Ir aš labai džiaugiuosi ir aš nenoriu, kad žmonės, kurie galbūt yra dalis tokio tipo grupių, kad jūs galvotumėt, kad aš asmeniškai puolu ar atakuoju jūs. Ne. Vienas dalykas, kuris man tiesiog įstringa, kad šitoje grupėje būna to turinio, kuris kartais man yra juokingas. Ir aš tiesiog noriu apžvelgti jį kaip atskirą įvykį ir atskirą egzistencinį vienetą, o ne kaip kažkokių žmonių įkeltą įrašą. Aš neatakuoju tų žmonių, aš tiesiog labiau observuoju situaciją ir žiūriu, kas vyksta. Pasakiau šitą trumpą disclaimerį, aš norėčiau pažiūrėti porą įrašų. Kągi, pabandysiu parašyti susipažinimo postą. Gyvenu Kaune, man 66 metai, esu truputį crazy. Gal net netruputį. Mėgstu žvejoti, grybauti, pabūti gamtoje. Patinka gaminti, valgyti, o tvarkytis ne. Kokio partnerio ieškau? Amžiumi panašaus į mano. Vairuojančio. Vėlgi, dar vienas patarimas, išlaikykite teisės. Vairuojančio, kadangi pati nevairuoju. O nuo ryto iki vakaro sėdėti ant safkutės ir vien tik tai maigyti raideles, ne man. Raideles, koks gražus žodis. Tiesa, TV pultelio neturiu, o gal ir mėtosi kažkur. Kadangi jau 5 metai kaip atsisakiusi televizijos. Crazy, tokia jaunatviška moteris, ne? Čia pas mus labai populiaru yra neturėti teliko, žiūrėti Netflix, visokius per kompą ar telefoną. Vyriškis turi būti nepametęs humoro jausmo, apsiskaitęs, kadangi pati mėgstu skaityti ir sugebantis parašyti sakinį. Vyriškis turi būti nepametęs humoro jausmo, apsiskaitęs, kadangi pati mėgstu skaityti ir pas mane sekcijoje ten, kur turi būti indai knygos. O siaube. Sugebantis parašyti sakinį, kurį sudaro daugiau negu kaip 4-5 žodžiai, tai yra raiškiai dėstyti mintis, taip pat mėgstantis išeiti į žmones, kabutėse, tai yra į teatrą, koncertą ar filmų pasižiūrėti. Lyg ir viskas. Kažin. Dar liko tokių. PS. Kadangi ieškau vyro, tai moterų aiškinimo, kad čia tokių nėra, nepageidauju. Jei jums nėra, gal man ar kitai atsiras. PPS. Kuris nenori rašyti, rašom į Messengerį. PPPS. Turėtų būti iš Kauno ir Kauno rajono. PPPPS. Sėdėję belangėje tinkantis į vaikus, lengvojo grobio ieškotojai, galite nesivarginti. Na ir prirašiau. Ar galim paploti šitai moteriai? Wow! Džiaugiuosi, kad turiu merginą ir džiaugiuosi, kad jinai padeda man šiandien filmuoti šitą video, bet man šitą moterį, žinokit, patinka. Ką galiu pasakyti? Labai nuostabus skelbimas, Jolanta skamba kaip nuostabi moteris ir aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad jinai atrado tokį vyrą, kokį ieško ir labai smagu ir gražu, labai gražiai parašė iš tikrųjų. Ne, aš manau, kad aš būdamas vienišas, pavyzdžiui, kiek esu naudojęs ant kokių Tinderių ir kažko, ką žmonės naudoja, kad susirastų antrą pusę, tai, aš nesu matęs, kad moteris taip gerai surašytų, ko nori iš gyvenimo, bet matyt reikia metų, kad suprastum, ko nori, tai wow, iš tikrųjų labai nuostabu ir man įdomu, ar visos pavyzdžiui, moteris taip išsamei ir įspūdingai parašo, ieškodamas antros pusės. Gal naujų vyrų į grupę atėjo? Gerai, panašu, kad ne visos moteris. Wow, komentarai nuostabų šito pausto. Ant savaitgalio turėjo paduoti šviežienos. Darius rašo, yra chocholų. Gintaras rašo plyšo pizę. Vidas rašo, Ajausa visai permiegoja. Nežinau kodėl, bet spėju, kad
Wow, žiūrėkit, dar vienas žmogus, apie kurį aš norėčiau aptarti ir šiaip paminėti. Gintaras Grazilevičius, aš nežinau, ar jūs žinot, kas jis yra, bet jo turinio galite rasti ir šitoj grupėje ypatingai. Šiaip Facebook'e, TikTok'e jo yra pilna. Aš nežinau daug apie jį, man atrodo, kad čia tiesiog bičiukas, tarp kitko visai pasportavęs vyras, kuris kelia savo nuotraukas ir ieško su ko pamendrauti internete, aš tai taip apibūdinčiau. Jokiai nesuolelis neišduoda paslapties. Nu, daug keliais į turinio, karočią, jeigu turit, aš nežinau daug apie jį dalykų, tai nenoriu per daug sakyti nieko neigiamai ir teigiamai, nes tikrai nesu tiek jau padaręs researcho, kad aš galėčiau kažkaip daugiau kalbėti apie žmogų. Jo, iš tikrųjų, vat keista, žiūriu aš savo užrašus, kad, vienas dalykas, nuo kurio nepabėgsi, čia kiekvienoje grupėje būna, tai tu atrodo scrollini, ieškai, su ko čia būtų galima Netflixą pažiūrėti ir pačilinti ir tada bam. Liaudės koležas. Bet kokiai grupiai nepabėgsi nuo šito dalyko, tai žmonės labai skirtingi, jie jaučia malonumą skirtingai. Vieni dovanoja gėrį, o kiti dovanoja kiaulystės. Kiaulystė taip pat yra labai geras žodis, man reiktų įsidėti šitai savo žodynai. Nu tu man prikrėtai kiaulysčių nuo mano kiemo, tu pisk tik tai. Tas, kuris nuoširdžiai mylėjo, lieka vienišas, o tas, kuris mylavo, iš karto randa pakaitalą. Šiaip taip. Jo. Aš niekam gyvenime nelinkiu vienatvės ir aš manau, kad nesvarbu kiek jų metų yra žmonių ten kažkur jums. Tai nebijokit ieškoti ir aš manau, kad jūsų gyvenimas turės daugiau spalvų. Kaip vaikystė, kai matydavom draugelius. Kita grupė, kurie dar norėčiau aptarti, nes aš, pavyzdžiui, nežinau, kad neegzistuoja, yra kurjeriai Volt, Bolt Food, Trobos, Zity City, Barbora, DPD, Last Mile. Realiai šitoje grupėje būna diskusijų apie kurjerius, apie kurjerių darbą, bet 95% šitoje grupėje postų yra, kur pigiai šaltkrepšį nusipirkti. Realiai ten tiesiog viskas vyksta taip. Daug labai rasizmo šitoje grupėje, kas yra labai nefainas dalykas ir biški prastai reprezentuoja mus kaip lietuvius, kaip tautiečius, nelabai smagu, bet pasitaiko šitas. Keistų įrašų, pavyzdžiui. Vilnius kam reikia, tiesiog prie šiukšlių konteinerių numestas Bolt Food šaltkrepšis ir koordinatės pridėtos. Jo, vienas iš tokių turime įrašą, kur užsienietis dirbantis Bolt Food, man atrodo, programėlėje, jo paskyra buvo užblokuota ir jisai rašo I swear I haven't damaged any orders or anything, but the support said I damaged the order, although they don't have any proof. Next time I will take orders and eat them and send my dick pic to the support because they blamed me for nothing. Ok, gal nėra pats taikiausias irgi žmogus, bet aš suprantu galbūt jo frustraciją, jeigu čia yra jo pagrindinis pajamų šaltinis. Aš norėčiau paskaityti komentarų sekciją turbūt. Meskit tuos invazinius mišrūnus iš grupės, kol neužveisė jų daugiau čia. Lietuva lietuviams. Lauk šitus parazitus, kitaip kentėsite, kaip kenčia vakarai. Nu, aš suprantu turbūt, kurią labiau pusę dabartinių geopolitinių konfliktų metu palaiko šitas asmo. No need to send your 5 cm monster. Palauk, susikaupiu. No need to send your 5 cm monster, just take every picture of the order you deliver or even better, find a normal job. Hello, I'm Microsoft Tech Support. Okay, calm down, Alibaba. Nu, blėt, jokinga, aš jokios iš sudėlioto sakinio ir loginių sąsajų, o ne iš to, ką tas žmogus išgyvena ir jaučia. Na ir komentarų sekcija karūnuoja, Aurimo rašoma frazė, jobanas tarakonas. Negražu, žinokit, taip sakyt. Vėlgi, stengiamės negeneralizuoti žmonių. Man atrodo, taip gyvenime veikia visas rasizmas, seksizmas, homofobija, kad tiesiog mes vienus brožus klijuojam žmonių kategorijai ir tai nevertinam jų individualiai. Jeigu su jumis užsienietis pasielgia kaip urodas, tai tas užsienietis yra urodas, o ne visi užsieniečiai yra urodai. Tai stengiamės tai daryti, aš bent jau stengiuosi. Aišku, neklausykit manęs, kas aš toks seniai. Kas mes tokie, čia su Benu, žinai, mes tiesiog aptarinėjom Facebook'o grupės. Čia mano rekomendacija labiau yra tokia. Nenorit, neklausykit. Bet jeigu norit pasiplist, tai vienišių ir vienišų žmonių grupė. Pagrindė šita grupė iš tikrųjų yra ne tiek vartotojams, kurie užsisako, kiek tų programėlių vartotojams, kurie dirba tose programėlėse. Ten žmonės diskutuoja apie įvairiausius išmokėjimus, darbo sąlygas, tos pačius šaltkrepšius, dar visokius dalykus, tai nežinau. Jeigu jūs netyčia dirbat maisto kurjerių, tai turbūt puikiai žinojate apie šitą grupę, bet jeigu tik planuojate darbintis, tai aš manau, kad jums padės šitą grupę. Tai va, ir nerašykit užsieniečiam, kad jie jobani tarakoną. Bet tas 5 cm monster, nu jokinga frazė.
Gerai, važiuojam toliau. Vėlgi, trykštų džiaugsmu, turbūt matote ir girdisi iš mano virpančio balso. Kita grupė, apie kurią noriu pasikalbėti, man asmeniškai yra be galo artima ir ten yra labai daug turinio, kuris man pačiam labai juokingas. Ir ta grupė yra New Yorkas, tas Saulėtekis. Visiems puikiai žinoma, manau, grupė tie, kas yra gyvenę Vilniuje ir studijavę Vilniuje. Tai čia žmonės susirašinėja buitiniais ir kasdieniais bendrabučių gyvenimo ir bendrabučių visos virtuvės klausimais. Nepaisant to, kad žmonės čia susirašinėja dažniausiai buitiniais klausimais, čia pasitaiko stebėtinai ir per kapitą labai daug neproporcingai kurioziškų situacijų, kas man yra keista. Nieko nelaukiant, aš norėčiau apžvelgti porą įrašų, kurie man labai patinka. Komedijos auksas. Gajūnas rašo: parduodu besmegeniam rankas, kaina PM. Laiko šaką tiesiog. Čia taip yra genialu, ne? Čia šiaip žiauriai protinga. Smart. Labai geras bairis. Seniai mačiau tokį bairį. 2,5 tūkstančių laikų ant pausto. Jūs įsivaizduojate Saulėtekio grupiai. Nuostabu. Atrodo, ką tik kalbėjau, jeigu žmonės nori antrų pusių santykių, tai reiktų galbūt rinktis dažniausiai tą gal vienišių grupę, galbūt dar kažkokias kitas grupės. Jų yra tikrai ne viena. Bet, nu va, Antanas ieško antros pusės. Jis rašo: sveiki, aš Antanas ieškau pažinties. Tada tas pats Antanas bene po metų jau nebe taip tvarkingai ir draugiškai rašo: nudėčiau kažką ant naujų, parašykit. Bet geras dėdas. Būna žmonės, pavyzdžiui, man dar kas patinka, jie pamato, kas vyksta jų barakė arba jų aplinkoje gyvenamoji ir jie iš karto rašo tuos dalykus į Facebook'o grupę. Pavyzdžiui, 12 namo 14 aukšto vyrėjai, jūsų patiekalui pizda. Tiesiog jums dega karočią sriuba ir jie parašys į grupę. Nu va, galėsite taip. Sukos indusas piso man į galvą prie pekto VGTU barako ir nupistino North Face striukę. Suka. Tai nakui tu su 300 eurų puhavy konsolės, jeigu nuo induso apsiginti negali. Ir kitas, kuris man asmeniškai dar labiau patiko, tai Dano nachui nuo kurjerio prasileisti. Dar kas, pavyzdžiui, man patinka, kad žmonės dažnai dalinasi ir kurioziškais įvykiais, kuriuos pamato, jeigu kažkur ne vietoj pastatyti kokie baldai, nu jie jum pasakys. Jokūbas rašo: čia jum normalu? Ir čia tiesiog belė kokio dydžio spinta lifte yra įmesta. Nuostabu. Aurimas rašo šį visą gerą komentarą, sakydamas, kad žmogus dar spintelę nešė, o tu liftą nukosinai. Kas man dar įstrigo, kad kadangi Facebookas šiaip yra pakankamai sena socialinė platforma, tai jinai jau aktyviai naudojama kaip 15 metų, daug tų grupių yra pakankamai senos ir ten galima atrasti įrašų, kurie buvo publikuoti prieš daug metų, ta prasme prieš 10 metų buvo rašytų įrašų. Ir vienas įrašų, kurį noriu paskaityti, buvo publikuotas prieš 6 metus, virš 6 metų dabar. Man labai patiko jisai. Germantas rašo: sveiki, kažkas nupiso mano žiemai marinuojamus grybus iš balkono. Kažką žinančius daugiau apie vagystę, prašau pakomentuokit. Trečias Bendrikas. Nu karočią, dėla tokia, kad aš iš rajono visada žiemai savo konservuoju grybus, pomidorus, paprikas, auginu visokias žoleles, o dabar va tak. Bendro naudojimo balkonę palikau dėl to, kad mano pievagrybiai gautų daugiau saulės spindulių vakare iš Saulėtekio pusės ir žiūri nupiso. O aš ant savo indelio buvau parašęs: germio grybukai neliesti. Kreipiuosi budėtoje, bet tik norėjau pasakyti, kad aš bendrabutį gyvendamas nesitikėjau, kad čia gyvena tik vagiai į trizniai. Plus, vagiai paturiu gražinti mano grybus, nes jie pilnai neužmarinuoti, o nuo tokio marinato tik vidurius leidžia. Irgi, man atrodo, kad gali būti, kad čia yra melas ir tiesiog bičias parašė juokingą įrašą, bet jeigu čia yra tiesa, tai ačiū Dievui, kad mes turim tokius įrašus, nes jisai pralinksmina mane ir padaro mano dieną lengvesnę. Vienas dalykas dar, kuris man labai įstringa šitoj, pavyzdžiui, New Yorko Facebook grupė, kad ten aš žinau, kad New York'e nėra daug parkingo vietų. Kamčiatkoje gal biškai daugiau, bet pačiam, pavyzdžiui, prie New Yorko pastatų žmonės ten labai glaustai stato mašinas. Ir jeigu, pavyzdžiui, kas nors užstato vieną kitą mašiną arba jeigu nubraukia mašiną, dažnai tos mašinos būna nufotografuojamos, įmetamos į grupę ir parašoma, kad, susisiek su manim, žodžiu, išsiaiškinsim viską. Aš čia nupasakau pakankamai draugiškai. Žmonės dažniausiai, jeigu nespėja į darbą ir nes jų mašina būna užstatyta, jie nebūna tokie draugiški ir pozityvūs. Linas rašo iškart numetę savo sąskaitą: gali iškart už Boltą įmest, nes vėluosiu dabar į darbą. Kitą kartą domkratą išsitrauksiu ir paliksiu tavo triperį ant plytų. Gero ryto. Kitas įrašas: veganas, trauk agurką tą savo. Augustė taip pat dalinasi. Apie ką aš ir kalbėjau, kad įrašas apie parkingą Saulėtekį, čia tikrai nemanau, kad seniausias koks yra, bet bent jau seniausias kokį radau, kad 2015 metais jau Augustė rašo, kad myliu rugsėjį, kad atvažiuoja daug pirmakursių iš mažesnių miestų, dar nelabai gaudosi eisme didelio miesto ir kyla tų problemų, tai
Niekas nesikeičia absoliučiai. 25 metais yra tas pats, kas buvo 2015. Taip pat šitą grupį pasitaiko ir daug įrašų, kurių nepriskirčiau nei būties kategorijai, nei galbūt parkingo situacijos aiškinimuisi. Tačiau būna kartai žmonės tiesiog rašo, what the fuck, ar tai normalu, kol nėra žmonių, jau ne pirmą kartą eina budėtojai į kambarį, ar jie tikrinti tvarką prieš atvykstant pirmakursiams. O jei kas dingtų ir šiandien įmetė kaušą pirmakursį, kuris naglai sukeitė lovas, gėrė glydinę kolą ir pripylė ant grindų. Po to išvažiavo namo. Iš vis viršūnė. Nu jo, šiaip nesmagu. Čia nenormalu, bet dar nenormaliau yra, blėt, taip sakinius dėlioti ir taip rašyti siaubas. Petras rašo, šiandien ryte uždėjau rūbus skalbt ir išlėkiau į miestą apie juos pamiršęs. Taip jau gavosi, kad grįžau tik dabar. Nuskubėjau į skalbyklą, nerimaudamas, ar vis dar esu rūbus. Ir ne tik atradau, bet dar radau juos gražiai sulankstytus kaip pas mamą. Geroji panelė, jei matai šį paustą, atsiliepk. Tau akivaizdžiai reikia manęs, o man tavęs. O, labai juokinga būtų, jeigu tiesiog ten buvo koks nors nužiauriai didelis užsikačialinės bičas, kuris tiesiog yra labai tvarkingas. Labai tikiuosi, kad tie žmonės atrado vienas kitą ir jeigu netyčia kaip nors šitas video pasiektų žmonės, kurie galbūt arba pažįsta šitus asmenys, arba ką jūs man parašykit kas nors, arba Instagramą, arba į Facebooką, aš norėčiau žinot, kad šita meilės istorija įvyko. Man kas labai patiko dar šitą grupę, kad yra vaikinas, kuris yra surašęs, kaip jis pats vadina, instruktažas naujiems Vilniaus miesto gyventojams, skliausteliuose, pirmakursiams. Eismas Vilniuje yra čiūčiut kitoks nei jūsų gimtajame mieste, kur vieninteliai eismo dalyviai būna šuo Sargis ir dėdė Jonas su traktoriumi. Kamščių Vilniuje iki jūsų atsikraustimo praktiškai nebuvo. Atsikraustyti į Vilnių tvarkingai, priparkuojate automobilį, jį užrakinat ir raktelius paštu išsiunčiat mamai, tėčiui arba jau minėtam dėdė Jonui. 3 mėnesius mokotės eismo, važinėt viešuoju transportu, paspirtukais, dviračiais, dėkojant CTB. Arba imkit Bolt, kol stipendijos dar liko. Neliečia CTB mašinų, Porsche jau nebeliko, o mums vietiniams jis patiko. Lakstyti kaip kvailiukai su automobiliais, kurie prisimena dar jūsų tėvų studentavimo laikus, not cool. Mums nepatinka spėlioti, ar jums gali nukristi ratas ir ar stabdžiai pas jūs vis dar veikia. Kiti vairuotojai neprivalo būti tolerantiški, jei pasiklydot ir važiuojat prieš eismą. Išgėrus lipti į CTB ir vaidinti kietą prieš grupiokės neverta. Jos greičiausiai iš padarių šeimų ir jūs vis tiek negausit. You know what I mean. Per Kalėdas paprašo dėdės Jono, kad grąžintų mašinos raktelius. Po naujako, jei vis dar nemetėt mokslų, galit pradėti vairuoti didmiestyje. Ačiū labai ir galim paploti Justui, kad parašė šitą. Ačiū labai. Nuostabus įrašas, iš tikrųjų pats mano mergina gali paliudyti, aš vat kokią pasiėmiau už savo tėvo neigiamą savybę, tai nu va tą pyktį kelyje, aš iš tikrųjų tiek kartų iššaukiu ant tų vairuotojų, nes aš kažkada galvojau nuoširdžiai, žinot kokios aš norėčiau supergalios, neskraidyt, ne pavyzdžiui skeletų iš metalo, ne lazerinių akių ar gerbėjimo sustabdyti laiką, aš norėčiau va taip šaut, va taip padaryti su pirštu šauti žmogų ir kad jisai prarastų teisės. Va aš norėčiau važinėti ir va blet. Nu va jeigu tu sustoji žiedai leist, tu neturi sustot, man nepatinka, tu neturi, būna žmonės važiuoja pagrindinių kelių ir sustojinėja įleidinėt. Nu ir tipo, o tai važiuokis gerą darbą, tu nedaryk man gero, tu dabar mane įleidinėjai ir jeigu aš važiuosiu ir tu į mane trenksies, aš būsiu kaltas, nes tu važiuoji pagrindinių kelių. Nu čia man... Laikykitės kelių eismo taisyklių, dėkokit vieni kitiems avarinių, būkit laimingi. Karočią. Na kągi, čia buvo 4 lygis, daug gero turinio, Saulėtekio grupė man yra iš vis viena mėgstamiausių ir jeigu jūs studijuojat arba studijavot, manau, kad irgi puikiai ją žinot. Ačiū labai, paplojam Saulėtekio grupė visi. Paplojam visi, ačiū labai visi. Nusileidome į žemiausią šio video 5 lygį. Grupės čia turi mažiausią kiekį narių palyginus su kitomis prieš tai aptartomis grupėmis. Ir pirmasis Facebook'o klubas, bent jau taip jis save vadina, Facebook'o grupė, kuri man labiausiai patinka ir teikia man daugiausiai džiaugsmo, yra The One and Only Danučių klubas. Tai yra grupė turinti maždaug 6000 narių, bent jau šiuo metu, kai filmuojam šitą video. Ir šios grupės esmė yra, kad ten yra labai daug Danučių. Tiesiog Danučių klubas yra tiesiog grupė, kur yra labai daug Danučių. Grupė iš esmės savo turiniu nelabai skiriasi kažkuo nuo tų mano pirmo minėtų grupių, kur yra daug vyresnio amžiaus moterų. Tai yra daug religinio tipo palinkėjimų, atvirukų, eilėraščių, pasisveikinimų ir pasakymų labas rytas ir parašymų labanakt. Bet kas man labiausiai patinka, pavyzdžiui, šitoj grupiai, tai jeigu jūs pažiūrėsit, kaip atrodo, pavyzdžiui, kas palaikina tuos įrašus, kas paspaudžia tų įrašų patinka, tas sąrašas atrodo surrealiai. Paprastas įrašas, Danutė, žinoma, rašo su mamos diena mielosios ir
visi laikai yra Danutė. Tiesiog Danutė, 100 Danučių tiesiog sulaikino. Čia yra poezija, čia yra menas. Ačiū labai. Labai norėčiau pamatyti, kad laikų bėgant susikurtų gal kokia nors jų priešinga grupuotė, Juračių klubas ir Juračių klubas su Danučių klubu, kaip futbolo ultros tiesiog susitiktų kartą per metus išsiaiškinti, kuri grupė yra viršesnė ir tiesiog iš pasimatuotų pensijom, pasimatuotų savo lasdų ilgį, tiesiog. Na, tai, gyvatė. Nežinau, nuostabu. Šiaip juokas juokais, bet labai faina grupė, labai smagu. Vėlgi džiaugiuosi, kad vyresni žmonės ir vyresnis moteris gali Lietuvoje rasti taip nesunkiai bendraminčių ir užtenka turėti Danutės vardą. Mačiau, netgi buvo vienas vyras prisijungęs ir parašė, nu tai labas Danutės, ar primtumėte mane, mano vardas Danas. Ir Danutės rašo, jo, primsim, labai tu tik ateik, mums čia vyresnių vyrų patinka ir faina, tu gali ateik. Tai labai smagu. Visi, sakau, žiauriai smagu, labai faina ir tiek, aš manau, kad šioje grupėje šiaip mačiau ir daug savo draugų yra prisijungę, kurie nėra vardu Danutė. Galiu pasakyti tiek, kad žmonės šiaip, man atrodo, žiūri šitą įspūdingą įvykį, šitą susibūrimą socialinėje erdvėje, kaip į kažkokį fenomeną ir aš žiūriu jį taip pat. Man labai patinka, tai yra labai nuostabu. Dar viena grupė, kurią norėčiau aptarti 5-ame lygyje yra Are We Dating the Same Guy Lithuania, kuri neseniai dingo iš akiračio Facebook'e ir ruoždamas šiam video aš dar ją mačiau. Šita grupė veikdavo taip, kad merginos čia dalindavosi savo patirtimi ir klausdavo, ar jos nedraugauja su tuo pačiu vaikinu. Iš esmės grupė buvo tam, kad surastų ir į viešumą ir į dienos šviesą iškeltų neištikimus ir čytinančius vaikinus. Šita grupė turi labai daug variacijų ir užsienyje, yra labai daug Amerikoje, Anglijoje tokių grupių, kur žmonės tiesiog, ne žmonės, moteris, jos tiesiog klausinėja ir kalba su viena kita, ar nėra taip, kad jų vyras joms neištikimas. Labai liūdna man, pavyzdžiui, kad aš nebegaliu rasti šitos grupės Facebook'e. Jeigu jūs ją randat, parašykit man tikrai labai įdomu, nes šito grupė yra daug labai įdomių istorijų, pavyzdžiui, kur merginos rašo apie savo vaikiną, su kuriuo bendrauja galbūt neilgai ir jom kyla kažkokių įtarimų. Ir kitos merginos tada labai staigiai parašo, kad pala, mes draugavom su tuo pačiu vaikinu ir tas pačias dovanas jums per gimtadienius perka ir į tos pačius filmus eina su jom. Ir tada man kyla labai daug klausimų, kiek dar yra tokių žmonių. Baisu ir sudėtinga tikėti. Džiaugiuosi, kad yra šitas dalykas. Čia vėlgi, man atrodo, į aferistų ir sukčių grupę einantį temą, bet mes leidžiamės vis žemiau ir tas turinys arba nyksta tiesiog iš Facebook'o, arba jisai labai tamsus. Operatorė ką tik mane pataisė, pasirodo, kad Are We Dating the Same Guy Lithuania yra tiesiog panašu, kad mane iš tos grupės užbanino, tai tiek. Tai jeigu jūs galite prisijungti ją, pačekinkit ir atsiųskit man paustų, nes man patikdavo ir vis dar dabar labai patinka skaitytas istorijas. Leidžianti žemyn dar viena grupė 5-ame lygyje, kuri man labai patinka, yra pavadinimu Žiurkės Rats Krisas. Visom kalbom yra parašyta bilingual, multilingual grupė. Jeigu Are We Dating the Same Guy in Lithuania merginos kalba apie vaikinus, tai Žiurkės Rats Krisas nėra, kad vaikinai kalba apie merginas. Čia tiesiog yra grupė žmonėms, kurie augina žiurkės. Labai miela, labai faina. Yra viena žiurkė, kuri man patinka šitoj grupiai. Gal tas žodis mūsų visuomeniai praradęs jau prasmę yra, bet Rugilė dalinasi savo žiurkę. Šios žiurkės vardas yra Dobis. Ir jinai rašo, kad Dobis yra Hario Poterio personažas, namų elfas, kuris gelbėdavo Harį nelaimėse. Tačiau mūsų Dobis, gavęs tokį vardą dėl savo ypatingos išvaizdos, buvo namų žiurkius, kuris aplink savęs skleisdavo džiaugsmą, šilumą ir meilę. Namuose dar buvo vadinamas drambliuku, beždžioniuku, zuikiu, lepūnėliu, želatinu, širduku ir daugiau. Pastarieji 3 mėnesiai buvo nelengvi, nes susirgo plaučiukai, tačiau Dobis buvo stiprus ir vaistų pagalba nepasidavė. Ir iki paskutinės savaitės po to jėgos pradėjo silpti ir galinės kojos neatliko funkcijų. Šiandien ryte Dobiukas davė ženklų, jog jis jau pavargo gentėti, pasikartojimas, dusimas, gulėjimas ir badavimas tai negyvenimas, kurio Dobis nusipelnė. Todėl turėjom jį paleisti iš kančių. Dabar žiurkių rojus pasipildė vienu angeliuku daugiau, kuris nuo debesėlių stebės savo gentainius. Jeigu Danučių klubas mane pakėlė į rojų, tai čia mane ką tik šitas įrašas nustumė į pragarą. Kaip čia, Dobis? O Dieve, aš mačiau, aš dar prieš tai žiūrėjau Dobio įrašus, man... O Dieve, Dobio ankapis netgi padarytas.
labai liūdnas dalykas, vat vienas, kas man teikia džiaugsmą dar iš mano pastebėtų įvykių Facebook'e, kad yra mažiausios ir keiščiausios bendruomenės. Viskas, ką galite pagalvoti, egzistuoja internete. Ir mačiau, yra ir afrikinių sraigių grupė, kur žmonės tiesiog dalinasi savo afrikiniam sraigiam. Va, Žiurkės, Rets ir Kristas man labai patinka dėl to, kad labai daug žmonių fainai tiesiog dalinasi savo gyvūnėliais. Labai gražios to žiurkytės būna. Parašomės, išgelbėjom ir labai dabar pas mus auginam namie žiurkę. Tiesiog tu realiai kenkėjai iš lauko parsineši ir augini, bet viskas su to yra ok. Nes jo, man gaila, kad Viena grupė, kurią aš dar įdėjau į 5. lygį, tai yra pakankamai didelė grupė, čia yra apie 100 000 narių, bet savo turiniu galbūt jinai nėra pati šviesiausia. Šitą grupę vadinasi Bambaliniai. Bambalinių grupėje tiesiog yra žmonės, kurie jie kelia daug visokio keisto turinio. Jeigu kitose grupėse žmonės daugiau bendrauja ir daugiau veiksmų būna komentaruose, tai čia pagrindinis dalykas yra, kad čia daug labai keistų visokių reelsų, visokių video, tų trumpos trukmės tokių videkų. Įdėsiu porą pavyzdžių, kokia čia tema. No va a pasar nada, voy a regresar intacto, limpio, ahorita vengo. Radži, čigonų karaliau, kur daryt, kai rytis skauda galva? Tai va, jeigu ieškot Facebook'o grupės, kur yra labai daug tokio skysto, koncentruoto autizmo, tai šitoj grupė jo yra pilna ir labai daug. Komentarų sekcijos irgi pasitaiko tikrai neblogos kartais, bet sakau, pagrinde viskas būna va tais tokiais videkas. Paskutinioji grupė, kurią norėčiau šiandien aptarti šiame savo video, mitais ir legendomis apipinta grupė. Viena vienintelė tokia, tai UHC 2.0. 2.0 implikuoja tai, kad nėra pirma jau tokia grupė čia. UHC yra akronimas. Ką jisai reiškia tiksliai, aš nežinau, nes man atrodo, šita grupė buvo dar prieš man gimstant, arba bent jau jos užuomazgos mūsų visuomenės narių ir mūsų bendraminčių pokalbiuose tikrai jau mezgėsi ir rezgėsi. Kuo yra įspūdinga UHC grupė, kad čia yra slapta grupė, man atrodo. Tu negali paprastai prisijungti šitą grupę. Tu turi turėti kažkokį pažįstamą šitoj grupį ir tada tik jisai gali tave pridėti šitą grupę. Man atrodo, kad šitą grupę yra sukūręs Kislekas. Jeigu ne, tai jūs mane pataisykit. Jeigu ne, tai Kislekas mane pataisys arba užmuš. Stebina mano draugų kiekis dar šitoj grupėje. Aš jums pavardinsiu, kas iš mano draugų yra prisijungę šitą grupę. Kristoforas Vaidutis, Antanas Kislek, Deividas Vizgirda, Dominikas Klajumas, Simonas Žurauskas, Vita Žyba, Markas Žukauskas, Žilvinas Kerbelis, Mantas Patarakas, Vaidotas Šežinis, Evaldas Jasaitis, Paulius Ambrazevičius, Viktoras Balyko, Airidas Janku, Emilis Jokūbas, Mantas Grimalis, Sinas Jankevičius, Mantas Bartuševičius, Eglė Jurgaitytė, Vismantė Klajumė, Andrius Zemaitis. Atrodo, kad visi čia yra ir aš kaip paprašiau neseniai, kad mane pridėtų. Deividas, man atrodo, kas iš mano bičiulių, sako, ne, seniai, čia nieks nevyksta, ten net neįdomu, sako, tai net nevaryk, karoči. O čia yra visi aptarimai aktualiausi. Viskas būna pirma UHC. Man būna kartais ateina koks Kristoforas, tipo, ir sako, o girdi, matei tą videką, kur nujungė bičą, tipo, Vilniaus gatvėj. Sakau, ne, sakau, kur čia yra, sako, kėlė į UHC, sakau, galit mane pridėti. Ne, seniai, ten nelabai, ten, žinok, sunku, ten labai, tipo, kad pridėti, ten turi kažkaip, ten turi siūsti, karoči, laiškus į Strasbūrą, ten be kol suderinį, tipo. Čia niekaip nepadarysimas, man atrodo. Ir šiaip netaip mane pridėjo. Ir wow, mane tas turinys stebina. Aš šitą, pavyzdžiui, grupę UHC įvardinčiau kaip modernų internetinį istorinį archyvą. Nes čia galima rasti visus video, absoliučiai. Jeigu sugalvosi tą video, jisai yra šitoj grupėje. Taigi aš norėčiau, kad šitą video karūnuotų vienas žymiausių video, apie kurį užsiminiau ir prieš tai, vienas vienintelis didysis laiptų mūšis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Na kągi, bičiuliai, ačiū jums labai. Baigėme apžvelgti mūsų Lietuvos Facebook grupių Lietkalnį. Labai džiaugiuosi, kad buvote šiandien čia su manimi. Tikiuosi, kad šis video jums patiko. Jeigu jums šis video patiko, parašykit komentarą. Jeigu nepatiko, irgi parašykit, kas jums nepatiko. Taip pat parašykite pasiūlymų, kokių norėtumėte Lietkalnio video dar pamatyti. Gal norėtumėte pamatyti kokį nors Reddito kanalų ar Instagramo puslapių, ar tų pačių Facebooko puslapių, nes šiandien aptarnėjame Facebooko grupės. Jeigu bus didelis susidomėjimas, galėsim padaryti ir antrą dalį Facebooko grupė Lietkalnio. O šiaip
Labiausiai norėjau padėkoti jum, jeigu jum patiko šitas video. Dar labai norėčiau paprašyti jūsų, kad palaikintumėt šitą video, prenumeruotumėt kanalą. Jum tai nieko nekainuoja, o man tai reiškia labai daug. Ačiū labai jum, kad žiūrėjote. Ačiū labai Benui Aleksandravičiui Baka, šiandien buvo su manim šito video. Ačiū labai Facebook'ui, kad vis dar yra ir vis dar dovanoja mum tuos saulės spindulius ir tuo pačiu kartais tą vėžį. Ačiū labai. Čia buvo aš Nedas Zigmantas ir iki kitų kartų. Ate. Nesakyk, Marčiau, matai, nusikirpau nagus, pizė, kurio vakar tokia ilgi buvo, dabar jau kitą dieną filmuoju, tai ant tiek ilgai filmavom video, kad kurio nagai užaugo, blėt, reikėjo kirpti. Tai kurva, tai kaip vieną dieną sausą maistą deda, kitą dieną šlapia? Blėt, kaip man jaustis, nu? Čia tiesiog katinas rėkiantis. Bet šiaip jinai labai draugiška. Parduodu šiaip 200 eurų ir neparduoda, aš mūsų katiną jakauju. Princesė mūsų. Nu. Ai, su nagais! Ai, blėt, kaip siupa, kurva. Ai, tu nas nagais.